Labas rytas, mieloji siela ir sveika sugrįžusi į savo ramybės uostą. Akimirkai sustok ir užmerk akis. Įkvėpk ramiai pro nosį ir išpučiant pro burną išleisk visas kylančias mintis. Nuo šios akimirkos leisk sau pabūti laisvam. Jeigu norisi, gali papurtyti pečius, rankas, pasukinėti pėdas. Su sekančiu giliu įkvėpimu išskleisk rankas, lyg mėgintum apkabinti visą pasaulį. Ir išpučiant pro burną, suskleisk rankas, kol galiausiai apkabinsi save. Švelniai, nuoširdžiai, taip, lyg apkabintum mylimiausią žmogų. Ir laikyk save apkabinusiai. Ramiai kvėpuojant, pajausk šią akimirką. Tavo kūnas yra tavo šventovė, kurioje visko nešiesi tiek daug. Leisk savo ištirpti savo glėbyje. Šią akimirką niekur nereikia skubėti, bėgti. Tu jau esi čia, kur tavęs labiausiai reikia. Su savimi, už save ir dėl savęs. Šiandien yra tavo diena. Tavo jausmams, tavo švelnioms mintims, tavo nuoširdžioms svajonėms ir tavo nuostabiai, gražiai širdžiai. Tavo kūnas ir tavo siela turėtų jaustis dėkingi, kad sustojai ir skiri meilę sau. Leidi sau gyventi švelniai, leidi šviesai tave užpildyti ir visai be skubėjimo mėgaujasi šią akimirką. Mes ne visada gauname pakankamai iš aplinkos, tačiau ne ten mūsų akys turėtų kreipti. Ne ten mūsų rankos turėtų tiestis. Juk viskas, ko mums reikia, yra čia, mumyse. Klausykis ateinančių žodžių, laikydamas save vienintelėse rankose, kurios be jokių abejonių tave saugo, myli ir rūpinasi. Klausykis šių žodžių taip, lyg jie būtų tavo vidinis balsas. Tu esi juk tas, kuris tave saugo, kuris tave supranta, kuris tiki. Ne šiandien ir visas sekančias dienas yra tobulas laikas būti šalia savęs. Ne kaip svetimam, o kaip artimiausiam. Tu esi pradžia ir tu esi pabaiga. Visa, kas tikra, prasideda nuo tavęs. Ir ši akimirka jau yra toks nuostabus stebuklas.
Taigi dabar leisk žodžiams tekėti lyg rytmečio šviesai, lėtai, tyliai, bet užtikrintai, užliejant visą tave. Aš esu saugus. Aš esu čia. Aš leidžiu sau būti savimi, toks, koks esu. Aš nusipelniau švelnumo šiandien, kaip ir kiekvieną kitą dieną. Mano ramybė prasideda manyje. Ši akimirka yra pakankama ir aš joje esu pakankamas. Aš galiu rinktis mylėti save net tada, kai jaučiuosi pažeidžiamas. Aš esu vertingas, nepriklausomai nuo to, ką galvoja kiti. Mano jausmai yra svarbus. Aš juos priimu be baimės. Šiandien aš renkuosi gyventi lėčiau ir nuoširdžiau dėl savęs. Aš kuriu šviesą, kai rūpinuosi savimi. Aš atsigręžiu į save, ne su kritika, o su rūpesčiu. Kiekvienas rytas yra nauja pradžia ir aš kiekvieną sykį renkuosi save iš naujo. Aš esu žmogus, su kuriuo noriu praleisti savo gyvenimą. Aš kuriu ryšį su savimi ir savo svajonių gyvenimu, kiekvienu sąmoningu žingsniu. Mano kūnas yra mano namai, vertingi, stiprus, gyvi. Mano širdis žino kelią, man tereikia ją išgirsti. Aš neskubu būti kuom nors, aš jau esu viskas, ko man reikia. Aš kvėpuoju ramybę. Aš kvėpuoju šviesą. Aš pasitikiu savo vidinę išmintimi. Aš savo atleidžiu. Ir einu toliau, lydimas meilės.
aš esu švelni jėga, tyliai kurianti savo gyvenimą. Leisk kiekvienam teiginiui nusileisti tiesiai į tavo vidų. Leisk jiems rasti kelią į savo vietą. Gal ir ne iš karto, gal pamažu, bet su laiku tai, kuo tu tikėsi, taps tavo pamatu. Nes tu esi ne kažkas išorėje. Tu esi pagrindas, namai, į kuriuos vis norisi grįžti. Tyla, kurią ne visada lengva išgirsti, bet kuri visada šalia. Pailsėk čia dar kelias akimirkas, kvėpuok ramiai. Lyg visa visata būtų tavo pusėje, nes ji iš tiesų juk ir yra. Kai būsi pasiruošęs, lėtai grįžk į šį rytą. Pajusk savo kūną, rankas, veidą. Gali ir nusišypsoti sau taip, padėkodamas už suteiktą meilę. Atmerk akis, kai tik norėsis. Ir ženk į šią dieną kaip į švelnią pradžią. Nuo savęs, per save, su savimi. Tu esi savo artimiausias žmogus, todėl būk šalia kasdien. Su meile, tavo ramybės uosto švyturio sergėtoja.